Labadiena, mėly mano Facebook'o draugai, Patreon kanalo žiūrovai. Citata. Aš maniau, kad niekas pasaulyje nenori karo, o pasirodo yra žmonių, kurie nori. Ypatingai tie, kurie žino, kad į karą niekada neis. Ir tai, kas pasakė Erichas Marija Remarkas prieš 100 metų. Dabar panaši beprotybė yra pas mus, kada kažkokie keli šimtai žmonių, kuriuos dėja labai stumia žiniasklaida, tai nėra paprasti žmonės, bando mums įskiepyti, kad kažkokia vertybė yra tas karas ir kad mes kažkaip privalome įsitraukti. Na, bet būkite protingi, stenkitės galvoti, kad taip nėra, čia jiems taip reikia sakyti. Na ir kita citata, nežinau dabar autoriaus, kuri kalbėjo apie žydų tautybės žmonės antro pasaulinio karo metu koncentracijos stovyklose, kad pirmiausia išmirė tie, kurie galvojo, kad tai niekada nesibaigs. Atsiprašau, pirmiausia išmirė tie, kurie galvoja, kad viskas greitai baigsis. Po to išmirė tie, kurie galvoja, kad tai niekada nesibaigs. O išgyveno tie, kurie rūpinosi būtent šią dieną ir koncentravosi į kasdienius rūpesčius. Ką tai reiškia? Dabar jau citatos pabaiga. Reiškia, žmogui yra labai skaudu ir sunkiai pakeliama, kada jis negali nieko kontroliuoti. Mes dabar toks įspūdis plaukiam kažkokią beprotybę super, negalim pasipriešinti kažkokiam milijardų taiškymui nežinia kam, kažkokiam kvailom reformom nežinia kam. Tai vat, mylėjai, kad išgyvent šitą kažkokį beprotybę, tai linkėčiau jums koncentruotis į tuos dalykus, ką jūs galite kontroliuoti, ką jūs galite pakeisti. Ir mano Patreone yra laidelė bent jau apie tai, ką mes dedame į savo kūną, apie vitaminus ir mikroelementus, antagonistus ir sinergistus, kad jūs netyčia nesuvalgytumėt to, kas neutralizuoja vienas kitą. Iki pasimatymo Patreone.